Tai sveiki visi žmonės. Šiandien grįžome į 4. mano epizodą. Aš čia be vaikščiodamas urvais radau spawner zombį. Taigi iš tikrųjų labai faina, kaip pirmasis spawner. Bet nežinau, kaip jį įsikirsti, jūs man pasakykit. Ar jo net neįmanoma gal įsikirsti? Tai tiesiog jūs pasakykite, tai padarysiu gal kokį čia XP fermą, bet iš tikrųjų čia aš net nežinosiu, nes čia yra kažkur tai prie pat, nu nežinau, tiesiog. Taigi, va, čia mano pirmasis spawneris, yes. Iš tikrųjų dar tokio akmens neturiu. Tai vat. Koks čia akmens kalda, čia aš akmens samanotas. Man iš tikrųjų šito samanoto akmens nereikia. Tebūniečiai jisai būna. Oh, fuck! Oh, man, come on, kas? Ne, nu va, šitie va špokai mane daužo. Tiesiog, pačiau, paslėpt galim. Gerai. Kągi. Oh man, come on. Gaudy. What the Jis įsuko iš strėlės. Normaliai. Tu tą pašaudyk, tu tais... Nu, karočią, žinot, ką padarysiu. Man net nereikia, aš nežinosiu, kur jis randasi, tiesiog aš kirsiu. Va, ir viskas. Ir užteks. Tiesiog. Tiesiog, kai būtų čestai, tai būtų žymiai geriau. O dabar, jeigu čestų nebuvo, nieko negavau ir tiesiog man nereikalingas. Ir taip būtų nereikalingas, bet tiesiog čestas kažko būtų gero paėmus. Tai va šitas va keivas, iš kurio aš išlindau, įėjau per ten kažkur į keivą, o čia va išėjau. Taip, išėjau. Štai, man kaip tik reikia vilnos, tai aš tiesiog biškį pabūšiu blogu berniuku. Ačiū už plunksną. Taigi va čia mano hausas matosi, o va čia va kažkur yra mano ne hausas. Fainas. Šiaip tai sako, kad kalnuose, po kalnu yra žiauriai daug emeraldo. Ir jeigu rasčiau villagerius, aš galėčiau keistis į emeraldą. Taigi, aš manau, kad aš dabar grįšiu namo, eisiu pasidaryti meškerę ir sugrįšiu čia. Taigi va, grįžtame ir einame žvejoti, nes kiek aš žinau survival, kai žvejoji, gauni nesveikų dalykų. Tiesiog, kai buvau vieną kartą su draugai žaidžiau survival, tiesiog ir gavau nesveikų dalykų, kaip uženčenti tą knygą. Efektyvumas buvo tada. Čia neblogai kimba, kaip pats pirmas laimikis yra lašiša mantra. Neklystu, bet čia sproginėja ir kažkaip nieks nekimba. Tiesiog sproginėja. Nugi, davai. Opa. Na, jau tokios dvi patys žuvės, tai žalia lašiša. Tai yra neblogai. Gal arčiau pribėti galim, nu va, biškičiau priėjom, bet ir taip gal gerai matosi, man atrodo. Taip pat, jeigu jums atrodo, kad tai nuobodu, tai tiesiog parašykite komentarus, kad daugiau nežvėrėčiau kartu su jumis. Bet tai jo, nors šį epizodą gal ir pažvėrėsim dar, maždaug kokias dar 2 minutės ir paskui aš tiesiog nefilmuodamas dar pažvėsiu. Taip. Nu, davai, jau metu pareit. O va. Nu, vėl žalia lašiša. Nu, čia kažkaip
Atrodo, kad ir net šiaurinis šaltas vanduo, bet vis tiek lašišos kimba. Nu, normaliai. Taip, čia viską. Tiesiog va. Prie bambukų. Aš nečiau gal per arti, biškai. Na, mano bambukai beveik užaugo. Mačiau ir kviečių jų biškai yra. Na. Kai matau 22 levelis vien dėl to, nes žiauriai daug buvo keivėsų zombių, net kaip aš nefilmavau, tiesiog buvo mažiau, žymiai mažiau, tiesiog net beveik nebuvo, galima sakyti. O dabar tai tiesiog siaubas, kaip jų daug. Ir net nežinau, iš kur jie ten dedasi, kur tie jų spawneriai ir iš ką mes čia pagavome. Mes pagavome žalią žuvį tiesiog be pavadinimo. Žalia žuvis. What the fuck? Kodėl man buvo meškerė ore? Tiesiog ore, kabliukas. Na, nepaaiškinami dalykai vyksta dabar. Ir labai keista vien dėl to, kad kai tu meškerioji, nereikia jokio pašaro. Visiškai nereikia. Tiesiog tau kimba ant kabliuko. Paprasto kabliuko. Vėl pareina. Batukai, odiniai, beveik suvaryti, eina savo. Tiesiog metomėmės juos štai čia. Sakau, va, tokių dalykai, kaip panašiai galima ir koinas sakyti, kaip čia meta. Batai suvaryti. Nu, jeigu pasiseks labiau, tai bus ir kokie knygos kokios. Iš tikrųjų dažnai būna tai nuo villagerių, man atrodo, tos knygos išpestos. Na, paskutinis kartas ir ką ištrauksiu, tą paskui aš eisiu pažiūrėti vienas. Tai kas čia dabar bus? Kuris nori būti paskutinio laimikio mano? Na, jau iš karto pasakiau ir jau parėjo. Na, tai vėl paskutinė lašiša. Taigi, va, mūsų kviečiai, einame, susirinksim visus savo kviečius. Ką aš tarminu, daug. Čia mes prisirinkom, štai, lazurito. Tiesiog, padarom. Ir va, taip. Tiesiog paėmėm, neišmindom nieko gražiai. Sudedam. What the hell is that? Na, va, nurinkom visus, čia gavome 7 kviečius. Dar namuose turiu gal 14. Taip. Na, tai šitas video jau galima sakyti ir baigėsi, tai ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Stačiakas Keistuolis survival epizodas, čia tikriausiai 4. Tai jei norite daugiau tokių epizodų, spauskite like, subscribe, dalintis, komentuokite ir taip, jo, viską pasakiau. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.